Supažinkit, čia yra Simba. Pamojuok Simba. Atsiprašau. Bėk į laisvę. Sveiki visi, mes esu aš Čepsiukė. Kitaip žinoma kaip Milutė Love, bet jau nebeturiu šito vardą, dabar esu tiesiog Čepsiukė. Tai susipažinkim visi, jeigu kas nors manęs net pažįsta. Ir šiandien ką mes darysim, tai bus visiškai kitokio pobūdžio video, tai bus apžvalga Avono prekių, kaip turbūt iš pavadinimo supratot. Tai visi vaikinai, atsiprašau, bet šiandien bus video skirtas ne jum, tai galite tiesiog išjungti, nes nemanau, kad jums bus įdomu. Jei kartais įdomu, galite likti. Pirmas dalykas, ką norėčiau paprašyti ir paklausti, gal nepaprašyti, tai tiesiog, kad komentaruose parašytumėt, ar jums patiktų tokio pobūdžio video, kur daryčiau kažkokias tai apžvalgas, galbūt daryčiau kokius haulus, gal kažką labiau iš mergaitiškos pusės. Aš vėl sumąsčiau, kad tai būtų ganėtinai įdomu, kadangi su Avonu dirbu jau 2 metus, dirbau pastoviai, iš kiekvieno katalogo pastoviai užsakinėdavau prekes, pastoviai jas testuodavau, pati gaudavau visokių tai mėginukų prekių ir panašiai. Paskui buvo pertrauka, dabar vėl užsisakiau, nes labai man trūko vis dėlto tų prekių, nes buvau visas išnaudojus. Tai ką mes šiandien darysim, tai bus Avono prekių atidarimas. Čia matot belė kokią didžią dėžę, taip. Tai pasiruoškit ilgam video, atsineškit puoduką, nes aš norėčiau kiekvieną prekę ne tik pristatyti, bet gal trumpą nuomonę pasakyti, jeigu buvau ją bandžius anksčiau, nes prekių tikrai tokių bus. Tai mes čia turime šaltąjį ginklą. Žirklės. Aš tikiuosi nieko viduje neprakirpsiu. Neturėčiau šiaip. Ir tarp kito, dabar yra pirma nakties, bet aš esu gyva, kaip ir visada. Jeigu jūs irgi esat naktinis žmogus, paspauskit like. Aš negaliu užmigti anksčiau negu 2 valandą. Oh my god. Oh my god. Oh. Holy shit. Kiek čia daug stuff. Oh my god, žmonės, žiūrėkit. Čia tiek stuff. Ir visų šitų dalykų be akcijos vertė yra 170 gal 7 eurai. Čia skaitos, kai mano visa giminė irgi iš Avono sakosi visokius dalykus. Oh my god, gerai. Tuoj viską apžvelgsiu. Tai aš esu Avono konsultantė, gaunu visokių pabandymų dalykų, taip pat gaunu visokių ten šiaip pasiūlymų pigesnių ir taip toliau. Dabar 15 katalogas buvo, tai čia 15 katalogo visas prekės. Čia paskui yra kažkoks laiškas iš Advanced Techniques. Čia mes turim Avon sezoninis katalogas, kuriuose būna visokie tai daiktai. Ne būtent kosmetika, iš kurio galima dovanas užsisakyti. Va pavyzdžiui, what the fuck is this? Žiūrėkit. Čia yra kažkoks rinkinukas vyram, va čia ta prasme. Fuck, Avonas. Ir fucking vyram kažkokie dalykai. Šitas galioja su 16 katalogu. Turim maišiukų. Užsisakiau didesnių, užsisakiau mažesnių, nes Avono iškrengiant mus per mažai. Toliau turim dar vieną katalogiuką. Nežinau, čia dar kažkoks katalogiukas, čia vėl kažkokia brošiūra. Turiu kažkur katalogas, galbūt ant dugno kur nors. Never mind. Tarp kitko, jo, visas šitas turinys nėra būtinai mano viskas čia, bet man leido, kadangi rodyti juos, irgi papasakot trumpai, tai va. Tarp kitko, komentaruose paliksiu savo internetinę parduotuvę būtent Avono, kad galėtumėt per mane pirkti. Tai reiškia, kad aš su jumis susisieksiu, galėsim sutarti dėl siuntimo arba susitikimo, jeigu tarkit esat iš Panevėžio arba Kauno. Nes šitose vietose galiu gyvai susitikti su žmonėm, nes Kaune dažnai būna, o Panevėžy gyvenu. Pradėsiu tada nuo vonios putų. Jų čia yra 500 ml, kaina dabar nepasakysiu kokia. Turim vienas putas, aš žinau, kad turi būti daugiau. Tai jas, oh my god, 200 ml, tai šitas gali kainuoti 3 arba 4 eurus. Čia yra 1 litro ir šitų kaina jau tada gali būti 6 eurai. Pažiūrėk, kokio dydžio čia yra su šitu. Palyginus, čia žiauriai daug. Vienu aš tos padavos užtenka pilnai ir vonia tiesiog pusė vonios būna vien burbulai. Čia yra su vanilė, man atrodo, ir orchidėjom. Oh my god, koks juodas. Aš nerasistė, gerai. Čia yra šokolado ir apelsino. Toliau aš pradėsiu rodyti pačius didžiausius. Čia yra shower gel. Čia tipo 2 želės. 720 ml. Ir šitie yra su dozatorium. Jų kaina yra apie 4 eurus, man atrodo. Yra be dozatorių, su paprastu kamštuku, tai jų 3 gal. 3 eurų jaučiu kainą. Kažkas tokio. Bet pažiūrėk, kokio didumo čia yra. Ir kiek laiko turėtų užtekti tokių dalykų. Gerai.
Mes čia turime Milk and Honey, tai yra pieno ir medaus purios konsistencijos kremas. Kol kas nebandžiau būtent šitos linijos, kur su pienu ir medumi, bet aš esu įsitikinus, kad bus neblogai. Jeigu kartais norėtumėt mano išnaudotų produktų, būtent gali šavono arba pridedant ir kitos firmos produktų apžvalgą kažkokią, gal kaip tuštučiai, kaip daugelis daro youtuberių, tai irgi parašykit komentaruose. Man jūsų nuomonė yra pati svarbiausia. Toliau mes turime iš tos pačios serijos irgi kremas, kuris yra ganėtinai riebus. Aš turėjau su obuoliais gal, ne, su vanilė ir cinamonu turbūt ir turėjau. Tai čia turbūt lygiai toks pat. Man jis labai patiko, tik vienintelis minusas, kad jis blizga. Ir kadangi jis blizga, tai realiai dieną, pavyzdžiui, ryte jo nepasitepsi, tarkim, viso kūno, nes tu visas būsi kaip blizgutis, nebent yra žiema ir tu gali leisti, nes vis tiek kelnės dėsies arba ten megztinių ilgom rankom. Tai tada jo. Bet pats kremas yra žiauriai fainas, jis labai gerai drėkina, po jo oda lieka labai švelni. Kvapas nerealus, net dabar aš metus laiko naudojau šitokią pakuotę. Nu, aišku, nepastoviai, gal biškai maišant su kitu. Dar liko jo, gal tiek kažkur, kadangi pati naudojau, galiu drąsiai teikti, kad jis tikrai vertas yra. Dabar buvo labai puikiai 15 leidiny akcija, man atrodo, kiekvienam yra kažkokia tai prekės, yra iš viso 6 puslapių, man atrodo 6 puslapiai, iš 6 puslapių galima išsirinkti 3 prekes. Ir visų 3 prekių kaina bus 4,5 €. O pavyzdžiui, vien šito vertė yra 4,90. Argi neverta pirkti tokią kainą? Aš drogę niekada nenusipirkčiau 4 kažkokių kremų. Toliau mes turime, čia bus iš tos pusios serijos, čia yra šampūnas ir kondicionieras. Dabar jam buvo akcija rinkinio kaina 3,50. Čia yra šampūnas, kondicionieris, yra iš vis 4 rūšių. Čia yra būtent raudono juostelė, tai čia skaitosi Instant Repair, tai pažeistiem plaukam. Yra, man atrodo, pliskanotėm, paskui apimtinantis ir dar kažkoks, dabar tikrai nepasakysiu. Kol kas nebandžiau šitos linijos, negaliu nieko pasakyti ir kol kas dar nesau šitus pirkau, tai negalėsiu irgi pasakyti nuomonės. Kažkodėl aš esu įsitikinus, kad šampūnai irgi ganėtinai pasiteisins, nes pusėse visą laiką naudoja Avono visokius šampūnus ir jei pasiteisino, tai pas mane čia už nugaros susidarys tokia turbūt krūva daiktų, nes aš net neįpusėjau. Turime dar vieną kremą Honey and Milk, kadangi ne vieną aš užsakiau dar mamai. Toliau mes turim, holy shit, man atrodo yra antras kažkur. O katalogą matau, čia irgi skrubas, bet biški skiriasi jų dydžiai. Gal dėl to, kad šitas yra su kažkokiais tai dalelėm. Nežinau. Čia yra body scrub, jie yra naudojami, kas nors nežinot, kas tai yra. Vieną kartą savaitę reikia body scrub įsitrinti odą, kad jinai būtų glotnesnė, švelnesnė ir viskas jai ten būtų labai gerai. Mes turim 2, turim jogurto, skonio, ar čia kvapas skaitos. Galima valgyti kaip jogurtą. Jokauja, such funny. Čia yra granatai, yra vietas, yra mėlynės ir su kažkokiam tai granulytėm, tai turbūt jos irgi šveičia odą. Yra 150 ml, šitas yra 200 ml, čia yra tiesiog šokolado kvapo. Aš nežinau, ką toliau traukti, man tiesiog too much šitas visbo. Čia labiau vyriškas dalykas, žinau, kad jau kalėdom pradėjo po truputį ruoštis pas mane šeima. Dovanų sakė gal kam nors, navo gal 2,60. LA Gentleman Hair and Body Wash. Jo, čia yra kiekis 250 ml. Turim paskui labai daug kremų. Turim 4 kremus. Jeigu vienas dar nepasislėpęs kur nors, turėjau šito būtent kremo didelę pakuotę. Čia yra 100 ml. Aš turėjau dėžutės formui tokią atsukumą. Gal buvo ten 200 ar 250 ml. Ir man žiauriai patiko ir aš visiems rekomenduoju, nes toks riebesnis, žiemai pats tas tiesiog idealus žiemai. Kadangi jis yra labai riebus ir labai gerai drėkina. Ypač žiemos sezono. Dabar buvo vos po eurą. Vienas šitas euras kainavo 100 ml. Kaip galima nepirkti? Kaip galima nepirkti, man pasakykit, aš neįsivaizduoju. Turime panašios serijos, žinau, kad dar porą. Irgi būtent buvo po eurą. Alyvuogių aliejaus. Turime nuo raukšlių, nes yra dalykų nuo raukšlių gyvenime, nes tu sensti ir tau reikia kartais raukšlių kažko. Turim dar 2 kremus, šitų nebandžiau, čia One Care firmos. Tie gal nebus tokie riebus, labai gerai drėkina ir atlieka savo pareigą. Sekantis dalykas, kurio turim ganėtinai daug, kuris yra daugelį išgirtas, body spray. Kitaip kūno purškikliai, mes turim jas 4 kažkur.
5. Tai trumpai apžvelgsiu, kokie yra kvapai. Tai pirmas yra Vanilla and Sandalwood. Tai yra vanilės arba kitaip. Aš nežinau, kad čia mediena skaitosi, bet kažkokia mediena. Kvapas yra vanilės, tik ne tokia šlykščiai saldžios vanilės. Jaučiamas ir tas medienos, kuris truputį prigesina tą saldumą ir kvapas tikrai labai skanus, jeigu patinka vanilė. Jeigu vis dėlto patinka saldi vanilė, mes turim čia netgi 2 cukruotų slyvų ir vanilės kvapą, kuris yra ganėtinai saldus, bet slyvas prideda tokio gaivumo, vanilė, bet gaivi. Vanilės ir gervagių kvapas yra saldus, bet gervagės priduoda gaivumą, kadangi uogos, gaivios. Irgi labai skanus. Man visi žiauriai skanus. Kainuoja dabar buvo nuolaida €1,89, bet jiem nuolaida, man atrodo, visą laiką praktiškai yra. Kai anksčiau užsakinėdavau, bent kiekvienam užsakymė turėdavo būti bent 2-3 būtinai užsakyti tokie body spray. Čia yra coconut ir starfruit, tai yra kokosų ir žuvies vaisiaus. Kvapas yra kokosų, bet būtent starfruit prideda gaivumo, jis gaivesnis yra daug, nes kokosas, bet jis labai gaivus. Sekantis dalykas, kurio turiu turbūt daugiausiai, kūno aliejai. Jie buvo tose puslapiuose, 3 produktų kaina už 4,50. Tai mes jos turim netgi visus 6. Jų kiekį yra po 150 ml. Taigi, pirmas, kurį norėčiau aptarti, tai yra 2 glotinantis ir maitinantis, kurie turi blizgučio, kai kurie ne aliejai. Šitas, man atrodo, neturi. Tada turime netgi visus 3 vienos rūšies, tai yra turbūt patys paprasčiausi glotinantis odą. Jie yra ganėtinai paprasti, neblizgus ir irgi suplakti reiktų, jie tokie matiniai pasidaro. Balzganos spalvos. Turime su argano aliejumi. Argano aliejus, kaip žinia, yra labai gerai visam kūnui, plaukam, blakstienom ir visom kitom kūno dalim. Spalva įpakavimo yra beproto graži, tokia tamsiai violetinė. Man žiauriai patinka violetinė spalva. Toliau mes čia turime dezodorantą, juodą, pavadinimu Little Black Dress. Jeigu domite Savonu, buvot kažkada pirkę iš jų, žinote, kad yra taip pat ir kvepalai šio kvapo. Šio dezodoranto kaina €1. Bent jau dabar buvo akcija, buvo po €1. Taip pat yra daug ir kitų dezodorantų, kurių pavadinimai ir kvapas yra toks pats kaip daugelio kvepalų Avono. Tai jeigu jūs naudojat kažkokius tai kvepalus ir nenorit kvepėti 50 skirtingų kvapų, galit nusipirkti taip pat ir dezodorantą tokio pačio kvapo, kaip ir jūsų mėgiami kvepalai. Toliau mes turime 2 kremus. Aš niekada nebuvau pirkus ir naudojus, nes jų kaina yra ganėtinai didelė. Tai yra akių vokų bei paakių kremai. Yra suskirstyta buteliukį per pusę šitas kremas. Vienas yra gelinės konsistencijos, kitas yra labiau kreminės konsistencijos. Jo kaina yra 7, gal 90. Bet dabar buvo akcija, perkant kažkokį tai kremą iš jų, yra galimybė nusipirkti už 3 eurus rinkinį. Rinkinį kas sudaro? Avon Luck kvepalai 30 ml, ir kaip žinia, šitie kvepalai yra labai daugelio mėgiami, labai išgirti. Kvapas yra gaivus, bet to pačiu turi ir saldumo. Ir taip pat yra Planet Spa kaukė. Planet Spa, kaip žinia, yra Avono prabangos linija, kaip ir Lux yra makiažo prabangos linija. Planet Spa labai geri kremai, dar kol kas negirdėjau jokių blogų atsiliepimų. Pagal savo kainą ir kokybės santykį yra tikrai verti dėmesio. Tokia akcija buvo, tai visas šitas derinys. Šiaip visa vertė turbūt rinkinio va šito būtų gal kažkur apie 30 eurų, jeigu nedaugiau. Dabar buvo visą tai galima įsigyti vos už 10 ar 11 eurų. Turiu net porą rinkinio. Toliau mes turime tiesiog intymios higienos prausiklį, neturiu nei kažkokių tai jokios nuomonės, nes nenaudoju, taip pat jokių atsiliepimų kol kas iš savo klientų taip pat nesulaukiau. Sekantis rinkinys tai yra Avon Care, tai yra 400 ml kremo butelys, toks geras. Ir lūpų balzamą. Kol kas nebandžiau, išbandysiu, pasiėmiau savo, nes žiemai kremų niekada nebus per mažai, kaip ir lūpų balzamą, man atrodo. Toliau mes turime labai miniatiūrinę mielą dėžutę. Čia yra tokia pat kremo konsistencijos lūpų balzamas, kaip aš rodžiau išgyriau prieš tai, su kakava. Žiauriai skanus kvapas.
Toks pats kaip įsivaizdavau. Tada mes turim Advanced Techniques, plaukų galiukų serumas, statantis plauko struktūrą, kokia jinai turėtų būti. Žinau, kad labai išgirti yra visi aliejūkai ir serumai plaukų galiukų, būtent Techniques firmos, linijos. Tada mes turime concealerį. Čia yra šviesesnis spalva, man atrodo, buvo tik tai 2 spalvų, arba light, arba beige. Čia yra būtent Color Trend linijos. Aš esu bandžius Clear Skin, būtent irgi Avono. Man nelabai patiko, iš pradžių patiko, nes buvo kreminės konsistencijos tas pieštukas, išsukamas kaip ir čia, bet paskui galą jis kietėjo tiesiog ir nebebuvo toks kreminis, buvo sunkiau išsklaidyti. Pabandysim šitą, kadangi turiu problematiškus paakius, patamsėjusius, raukšlelių yra, man būtinas concealeris. Taip pat turiu lūpų blizgį, daug ką neturiu apie jį pasakyti. Esu naudojus vieną lūpų blizgį iš Avono, man patiko. Taip pat ir padrėkindavo lūpas, nebūdavo lipnumo pojūčio, kuris būna dažniausiai kitose blizgiuose. Čia yra spalva Crystal Lila, tai yra tokia švelni rožinė spalva. Padedam į visą mano krūvą, kuri čia yra. Turim 2 katalogus, radom pagaliau ant dugno kažkur. Taigi turim 16-17 katalogą, kadangi artėja kalėdos, jie bus kalėdinė tematika, bus įvairiausių dovanų, rinkinių nuolaidų, idėjų dovanom, pudrom visokiam, nagų lakai, po 2 eurus visokie. Taip pat pasikartosiu, jeigu bus norinčių kažką išbandyti, išmėginti, pasižiūrėti iš Avono ir nuėsti patarimų, taip pat yra galimybė su manim susitikti Panevėžyje bet kada praktiškai, o Kaune būnu kartais savaitgaliais, tai taip pat galima viską suderinti. Jeigu bus norinčių, tai apačioj paliksiu visus savo duomenis, turbūt kad Gmailą, paliksiu Facebook puslapį, paliksiu Snapchatą, Instagramą. Tai tikrai, manau, galėsite per kažkur mane susirasti. #salau. Tai viskas tuščia dėžė. Pagaliau pabaigėm, išpakavom, viską aprodžiau, viską papasakau. Čia didžiausia krūva, didžiausia betvarkė, įsitvarkyti, turšiuoti, kam ko reikia. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Taip pat komentuokit, laikit, subscribinkit. Apačioj būtinai parašykite, kokiu norite tolimesnių video, ar jums buvo įdomu. Viską parašykit, nes man jūsų nuomonė tikrai labai svarbi. Ačiū, kad žiūrėjote ir ate.